Labas rytas. Pradedam pakuoti pirmuosius kvapukus. Nemažai čia jų yra. Nesitikėjau, kad tiek po pirmos serijos gali būti užpirkimų. Dar reikės viską suklijuoti, adresai ir pas savininkus. Mūsų challengeriui liko priekinį bumperį uždėti, whiteboardį suklijuoti, ratukai uždėti ir pabaigti europinti. Viskas. Ir gali į technikinę, pasitikrinam, praeinam technikinę ekspertizę ir ant podiumo, ant raudono kilimo lauksim to žmogaus, kuriam atiduosiu šį. Štai atėjo rytas. Ne, juokauju. Einu pabaiginėti to po truputį. Biškį pasiskolinsiu detalių iš šito. Įdėsim į tą ekraną. Laidą dar prasivesiu, pajungsim, PIN kodą surasim, paleisim, pasižiūrėsim, mes klaidų, ne mes klaidų, kaip ir minėjau su tuo skambučiu, kad reikia skambinti 911. Varom, įsijėmam ekraną, kaip čia tai sėdynės nėra. Čia kaip donoras kol kas gaunasi. Nieko, pasiskolinsim po to, kol atvažiuos kitas, kad tą greičiau pabaigti. Kaip sunkiai nusijama. Opa. Okay. Išimam. Paauks. Nepyk, truputį pasiskolinsim iš tavęs. Būna ir taip, kol vienas surinkinėja, reikia iš kitos kažką pasiskolinti, kad kol greičiau viskas pasidarytų. Būna. Op, einam ten. Gerai, čia reikia truputį dar. Čik. Apkarpyt. Ameriko čia nesistengia, ne, chebra. Darželį įdėta. Gerai, kad... Tiesiog darželį paėmė, jie prisegė. Ir jiem tinka ten viskas. Ir jie ten nesuka galvos. Man tai kažkaip taip... Aišku, jie prisegė dėl to, kad netitinka, nes jisai paimtas iš kitos mašinos ir tikrai ne iš Challengerio. Ir užtat jie nesuko savo galvos dėl to. Lietuvoje tai čia vis tiek žiūri. Ta prasme, norisi, kad būtų taip, kaip turi būti, o ne paimta belenkaip ir padaryta. O mes padarysim taip, kaip turėtų būti viskas. Nes skirtumai yra tokie, kad laikikliai čia yra čia ir čia. Tai netitinka nei vienas laikiklis. Ekrano dydis tai kaip ir tas, kuris ir turėtų būti, viskas ok su juo, bet netitinka va tas rėmelis šitas visas. Mes įdėsim tą, kuris atitinka. Ir tą, kuris turi būti. Tada, aišku, mums paprašys PIN kodo ir kas čia yra? Ir dar vieną laidą. Dabar viskas atitinka ten, kaip ir stovi, savo vietose. Žiūrim. Dodge. Įsižiebė. Valio, neprašė, tai neprašė. Jam pasisekė. Bet kodėl? Pirmą kartą toks atvejis man čia visą laiką paprašo. Čia dėl to, kad kai turi PIN kodą, turbūt todėl neprašo. Viskas veikia. Toks jausmas, kad jisai čia stovėjęs buvo šitas ekranas. Bet nelabai aš noriu tikėti. Ir apsimelavau, ne, kad čia PIN kodo reikės dar kažko. Tai
būna atveju, kai nereikia. Bet gal dėl to, kad turiu aš tą PIN kodą. Nu, tai čia visą laiką. Neturėčiau, tada prašytų. Turi? Ne. Ok, nu gerai, valio, tvarkoj, prisukam ir viskas. Tai dabar dar reikia susirasti varžtelį, nes šitie varžteliai netiks, kurie buvo prieš tai. Veikia viskas. Gerai. Ok, liuks. Veikia. Nes negaliu paaiškinti, bet veikia. Sėgi, ką tu čia? Labas. Nieko, žiūriu auto.lt, ką gero parduoda, galvoju, gal žiemai kažką tai įdomesnio nusipirkti. O jeigu jūs turite kažką parduoti, automobilį, motociklą, valstybinius numerius, padangas, ratlankius, visą tai galite padaryti auto.lt, sukūrė nemokamai aukcioną, laukti pastatytos didžiausios kainos ir jeigu ta kaina pasiekia jūsų nustatytą rezervą, atiduodat, jeigu nepasiekia, galit neatiduoti. Einat į auto.lt ir sukūrėt nemokamą aukcioną. Čia jūra, šviečia mėlynas dangus. Gerai, aš dabar tu įsivaizduoju, kad aš atsimenu mintinai laidus. Atsimenu beveik. Einam. Išsitraukiam jungtis, susieuropinam, pasijungiam ir žibintus reikės perdaryti. Tada čia viską surinksim. Čia laidus dabar sutvarkau, suprogramuosiu. Žibintus persidarysiu, bet prieš tai aš jau galėsiu čia ir bardačioką, daiktadėžę, kaip pavadinsi, nepagadinsi, ir visą čia galėsiu jau daiktą surinkinėti, dar duris susirinksiu. Čia stovi borto kompas, jame reikia pakeisti tam tikros vietose laidai, suprogramuoti, kad žibintai veiktų tinkamai, kaip Europai pritaikytai. Ir daiktadėžė, kai stovi uždėta, jinai man žiauriai trukdo, nes man reikia tada rankas laužyti, kad prieiti prie jos. Tai kol jos nėra uždėta, aš čia susitvarkau visus laidus, plus į magą dar vieną laidą numesiu, nes išmetė vis tiek laidą, kad 911 reikia skambinti. Ir tada, kai aš visus laidus susitvarkau, uždedu bardačioką ir viską iki galo galiu surinkti saloną ir sakyti, kad salonas baigta. Tada aš eisiu į galą, sueuropinsiu žibintus, užsimesim bamperį, susivesim viską, tada į priekį, pasibaigiu priekį, tada užsidedu ratus, pasižiūriu, kas dar negerai pakaboja, darom ratų suvedimą, keičiam tepalus. O man viskas patinka su šito mašinom, todėl kad viskas paprastai darosi. Daug paprasčiau viskas darosi, daug aiškiau, daug lengviau. Tai todėl man jos ir patinka. Kas gali būti neįdomu? Gerą klausimą man čia uždavė. Kas yra neįdomiausia darant šitas mašinas? Ir dabar galvoju, nu rimtai, kas yra tokio neįdomiausio? Ok, nu, sueuropinimas įdomu. Nu, toks ilgiau užtrunkantis gal žibintų perdarimas, ne? Laidinas nieko. Kas man iš tikrųjų... Šiaip labiausia man kas nepatinka, tai pakabos remontas. Tai man, nežinau, man kažkoks, nežinau, peilis. Man tą pakabą keist, traukės, tas visas man... Išimt variklį, mėliau, aš išimsiu variklį, įdėsiu, bet man remontuot pakabas, tai ten tas traukės visokias, ypač kur nėra prieėjimų ir panašiai. Vienintelis kas dalykas Challengeriuose ten gale labai durnai padaryta, tai vieną traukutę norint ją išimti, pakeisti, reikia traversą paleidinėti, galinį į apačią. Nu, tai visur viskas apgalvota, toje vietoje kažkaip tai jie paėmė ir, nu, sako, jeigu visur viskas gerai, tai vis tiek vieną vietą mes, nu, davai, paėmėm, padarom taip, kad jiem būtų. Toliau tai, nu, čia viskas gan paprasta, net nežinau. Davai, pagalvoju, kas gali. Nieko, viskas čia yra gan easy ir nesukelia man kažkokių tai tokių, kad ten, žinai, vėl tą reikia daryti. Ne, panelę pakeisti lengva, saloną pakeisti lengva,
Priekį ten, nu gerai, su priekiu gal ten būna, su tais bumperiais biški pažaidimo tokio. Toliau whitebody paklijuot. Ten iššūkis toksai, žinai, kiekvienai mašinai skirtingai klijuojasi, ten toks ateini ir kas dabar bus, kas ant šitos bus kitaip. O toliau tai... Ne, nėra nieko čia sudėtinga. Sakau, va tik pakaboji tą vieną traukę, kurią reikia traversas paleidinėti, tai ten reikia pažaisti, bet nieko sudėtinga ten nėra. O, nu kaip nieko sudėtinga nėra? Nu, labai daug visko paleist, turi į apačią traversą, viskas vienam gal net tiek labai saugu tai daryti, bet o toliau visą kitą čia 1-2 ir pasidaro. Čiagi Dodžas, čia amerikietiška mašina, amerikietiškose mašinose per daug sudėtingumo nėra jokio. Gerai, užsišnekėjau, eiti dirbti reikia. Tarp kitko, klientas paprašė nupirkti automobilį, jam Ford Mustang GT 17 metų, atsiuntė nuorodą, kurio norėtų. Baltas, mušimas nėra labai baisus mano akimis. Ir tik tai vienas dalykas, kas mane neramina, kad čia yra 0 mylių. O šitą visą dalyką, kilometražą ir apie automobilio istoriją pasitikrinti galite carbidhelper.com tinklapyje. Įeinat, nukopijuojat VIN numerį automobilio ir gaunat maksimaliai visą istoriją apie automobilį, kas yra, ar kiek kartų buvo parduotas, ar neparduotas, ar buvo muštas kelis kartus ir panašiai. Šiuo atveju pardavimų jo nebuvo, jisai pirmą kartą įstatytas. Spaudžiam susigeneruoti ataskaitą ir žiūrim, mums aktualu šiam automobiliui rida. Pasižiūrim, kokie yra rida, einam tiesiai į apačią ir matome, kad paskutinė fiksuota rida yra 24 metų 9 mėnesio 25 dieną 47 000 mylių. Rida gera, klientui tinkanti, tai vadinasi šiandien bandysiu aš jį nupirkti, nieko daugiau, jokių pažeidimų papildomų nematau, viskas aišku, kad tik tai vieną kartą muštas ir panašiai. O jeigu jūs sugalvojate pirkti automobilį iš Amerikos aukcionų ir panašiai, jūs visą laiką galite pasitikrinti per carbidhelper.com tinklapį įvedus VIN numerį. Jūs galite pasinaudoti U11 nuolaidos kodu ir gauti 10% visoms automobilio ataskaitoms. Tai nepirkit niekada aklai automobilio, kad nebūtų po to nuoskaudų. Nes dažnai būna tokių atvejų, kad nusipirki automobilį su 0 rida, nepasitikrinęs, mašina atvažiuoja, pasižiūri, kad ten 150 kokių tūkstančių mylių. Tai nedarykit to, o pasitikrinkit per carbidhelper.com. Sveikutėliai, nereikia pasisveikinti, taip, teisingai aš sakau. Toliau surinkinėsiu kažkurio iš jūsų challengerį. Aš labai, žinokit, stengsiuosi, kad būtų viskas tobulai padaryta. Kad viskas būtų tobulai padaryta. Kaip man pasiseks? Įvertinsit jūs, bet manau, kad turėtų pasisekti. Ai, turiu šiek tiek reikaliukų, su porankiu. Aš ten pradėjau vieną darbą, nuėjau prie kito darbo. Mėgstu. Pirkau porankį, nes anam porankį nebuvo apšvietimo cup-holderių. Kadangi ten, jeigu matėt viską nuo pradžių, tai jisai atvažiavo išrinktas visas, ten buvo kažkokie alkatesteriai primontuoti, išlupinėtas, išrinktas ir galvojau, kad sudėsiu, bet nepavyko, nes trūko keletos detalių, tai reikėjo pirkti visą porankį, kad būtų. Išsipakuojam ir mums jį reikės pasikeisti. Tai iš principo, visą truputį murzinas, bet viskas gerai. Su juo tos juostelės trūko, nes nešviečia tada jinai. Tai dėl tos vienos juostelės reikėjo pirkti. Tai va, eisiu pasikeisiu šitą dalį. Viskas gerai, reikia čik, pasikeisim čia, čia pajungsim, čia įdėsim
Viskas gerai. Ir ką norėjau priminti, neįsigaskit dėl kvapukų. Iš tikrųjų negalvojau, kad taip daug bus pirkimų ir neturėjau užsisakęs jų pakankamai. Tai šiek tiek gali užtrukti tas pristatymas. Kai kas dabar pirmieji, kiek turėjau, viską jau išsiunčiau. Tai turėtų kelių dienų bėgį jau gauti, arba jau kai žiūrėsi čia seriją, tai jau žmonės bus gavę. Kitą partiją turiu gauti po šios serijos į savaitės galą, tai iškart skubėsiu. Iškart tą pačią akimirką. Man tik atvežė juos, aš iškart sumetu, supakuoju ir siunčiu jums. Tai neįsigaskit, jeigu šiek tiek laiko užtruks tas pristatymas, tikrai gausit. Visi, kas pirko, atgausit. Tikrai. Ir visi turėsit galimybę gauti šitą daiktą. Šiaip man jisai jau pačiam patik pradeda. Tai. O dabar aš nebeplepėsiu, einu surinkinėti, nes reikia kuo greičiau pabaigti jį. Dar reikės pasivažinėti kokią savaitę man pratestuoti, kaip jisai visur viskas. Nes dažniausiai dar būna po visų surinkimų, kai išvažiuoji, dar būna išlenda visokių, kažkas tai kažkur subarška, kažkas tai kažkur tai ne taip, kažkas tai kažkur tai nesuveikia, tai vis tiek būna dar po tų visų dalykų, kad reikia, kaip sakau, damušti iki galo. Tai nes norisi taip, kad tam, kuriam atiduosiu, kad nebūtų kažkokių tai, kaip aš vadinu, kliurkų ar kažkokių tai nedadarytų dalykų, tai turi viskas veikti taip, kaip turi veikti. Aš toks esu, supranti, aš einu, pamatau tą smulkmeną, uždėti rankinėlę visą kitą ir aš paimu ir ją dedu. O nors jau porankio pakeisiu. Pakeisiu aš ir tą porankį, aišku, bet taip yra, kad aš taip paimu ir padarau. Ir ką. Veikia. Ir kol nepamiršau, aš einu ir į kitą pusę įdėsiu ir man bus rami galva, kad sudėta viskas taip, kaip turi būti. Ir prieš porankio pakeitimą dar veidrodėlį uždėsiu šitos pusės. Ana pusė dar dažas, bet uždėsiu ir viskas. Mažiau lieka detalių ir šiukšlino mažiau lieka. Čia padaryta, ten padaryta. Eisim, pakeisim porankį ir mano prožektorius jaučiu įsikrovęs, bet arba tuoj išsikrovęs. Dėl ko jį reikia visą pakeisti, man nepatiko tokie, čia įdaužta, čia įdaužta, čia įplėšta, čia įplėšta, čia įplėšta, čia įplėšta. Tokių daug, reikia pakeisti net nesvarstant. Nėra čia sudėtinga jisai pakeisti, geriau pakeisti, ramiai bus. Ir čia įdrekstas yra. Jį reikėjo keisti, net negalvosiu apie tai, kad palikti ir tik tai tą detalę. Reikia viską pakeisti. Visą, ne viską, o visą pakeisti. Ramiai man. Širdelė. Miegosiu ramiai. Gerai, dabar čia reikia įsiimti svirtis. Išimti šitas ir visas šitas laidynas, įskaitant ir šitą dalį. Šitas ten yra, šitas ten yra, šitas ten yra.
Ne, aš pakeičiu čia porankį, bet tas porankis yra tuščias, jis yra be laidų. Ir reikia išimti iš čia visi laidai ir čia dar stovi rakto skaitytuvas, tai vat. Opa! Reikia išimti ir sukeisti visi laidai, kad būtų ir tie daviklis. Pasiimam kitą. Čia įjungta. Čia pajungta, įdėta, į kitą pusę, čia perkišam, čia įdedam. Gražutės. Ašgi sakiau, kad jis įsikrovė. Tukšta. Viskas. Rankinės šitą reikia čia prisukti būtinai. Vuk, prisuksim. Vuk, prisuksim. Tai, dabar. Šitie mygtukai, tie, kurie turi būti šitas, tai Challengeris neturi parktronikų, o tas konsolė su parktronikais. Keistos komplektacijos būna pas amerikonus. Kamera yra galinė, bet parktronikų nėra. Sutinku, kad tu matai per kamerą, kad viskas yra, nu nežinau, man vis tiek kažkaip, tai jeigu yra kamera, tai turėtų būti ir parktronikas. Ei, benzo nėra. Fue luba. Jeigu būna atjungtas akumas ilgai, tai dažnai, kai įdedi, paprašo pin kodą, bet kai užvedi mašiną, tipo viskas būna gerai. Negerai. Nu, juokaujat jūs. Vakar neprašo, šiandien jau prašo. Kas čia dabar? Ne, nu, negi jau šitiek benzo nėra. Jo. Čia va tos ekonomiškos mašinos, kur iš garažo į garažą ir baigėsi benzas. Ok, gerai, reikia pin kodas. Pin kodą. Įsiaiškinu, koksai yra šitos radijos kodas. Einu pabandysiu, du davė variantus. Pasižiūrėsim, kuris variantas aš. Neatsimenu. Pasižiūrim, kuris tinka mum variantas. Taip, bandom. Negeras. Antrą variantą. Negeras. Oi, ne tą kodus vidų. Ai. Okay, bandom, pirmi du variantai buvo ne tą pasirinkau, ne nuo tos radijos. Dabar 3 variantai yra ir užsiblokuoja, 2 jau išnaudojom. Nu kaip užsiblokuoja, reikės pusvalandį laukti, ar kiek ten laiko, kol galima, o dabar aš neatsimenu, kuris variantas. Gerai, bandau savo laimę, tai bandau antrą variantą. 5. Spaudžiam.
Pataikiau, 2 turėjau. Netoks jau aš ir nevykėlis. Gerai. Nu, persikrauna ir turi pas mus prasidėti. Bet kas keista, kodėl prieš tai buvo įsijungę ir viskas veikia, tai man... Nu, čia dodžis. FCA grupė. Čia su jais būna įdomybių. Visokiausių įdomybių. Va, nu kaip ir turi būti, dar nepajungta tas meta klaidą. Teisingai, taip ir turėjo būti. Aš sakau, kad pirmą man buvo visokių neaiškių dalykų. Tas garsas tai toksai. Žiūrim, ką turim. Ok, reikės dar pereiti, bet rodo kilometrais viskas gerai. Tada žiūrim čia. Čia nieko nėra. Kodėl nieko nėra? Čia pučia. Liuks. Veikia. Viskas labai gerai. Off. Sportas veikia. Mutė veikia. O šitas ir taip jisai šviečia, tai ar taip švies. Radijo junginėjusi, dar reikia, sueuropinti radiją, kad būtų dažniai. Gerai, viskas. Šitas dalykas veikia, kas dabar pas mus liko. Man reikia susieuropinti, žibintus persidarysiu. Kas bamperis dar dažykloj su vaitbodžiu. Tai... Kaip ir nedaug, bet kaip ir daug, kaip ir praeitą kartą minėjau. Kaip ir nedaug liko, bet kaip ir daug liko, daug visokių tokių dalykų. Pasižiūrim dabar dar vieną dalyką, ar iš tikrųjų išmes dabar klaidą ir noriu prasičekinti, ar išmes klaidą 9.11, kad atskambinti dėl tos antenos gale. Meta dar tą klaidą 9.11. Dabar tam, kad jos nemestų, aš noriu pasibandyti vieną dalyką, tai pajungsiu ten ir pajungsiu anteną. Turiu kol kas ta, kuri čia stovės. Ai, aš turiu tą viršūnėlę, šitą uždėsiu, pajungsiu, pasižiūrėsiu, ar meta, ar nemeta klaidą, bet tik tai man dabar, aišku, bus šiek tiek nepatogumų į galą įlysti. Vietos tai čia nestebuklai. Okay. Gerai. Nemet. Viskas kaip ir sakiau. Viskas. Čia baigta. Su europinu surenku salonas bus baigtas. Šiandien dieną visą skirsiu su europinimu. Atsistavo ant lituoklio. Įvest negalim, benzino nėra. Gerai veikia. Batus nuvežiau, kur padangas remontuoja, sakė, nesutvarkė. Gražu? Ratai.